Į lošimo namus atkeliavęs šis nedidelis kortų maišymo aparatas sukėlė sumaištį. Pasigirdo kalbos, kad kortų maišymo aparatai valdomi ir atsitiktinumui čia vietos nelieka. Kiek tiesos sužinosime jau netrukus, bet pirmiausiai gyvenimiška istorija. Tie mūsų rūkaliai, taip vadinami, kur dažnai rūko, tai jiems čia yra, taip sakant, tragedija. Nes anksčiau krupie išdalino iš tabato kortas, pranešė, kad vyksta šafal, visi atsistoja, išeina rūkyti. Arba kažkur ten nuėti su kažko pabendrauti. O dabar jie negali pasitraukti nuo stalo, nes žaidimas ištisai vyksta ir tas momentas, kad toj laimėsiu dar daugiau. Ta įtampa jo išlieka. O dabar šiek tiek skaičių. Krupie 6 kortų kalades sumaišo per 3-4 minutes. Tuo tarpu aparatas naujai sudėtas kortas sumaišo vos per minutę. Toliau žvelgiame į kortų maišymo aparato vidų, kur veikimo principas matosi lyg ant delno. Kortą sudeda čia į vidų vadybininkas, o krupie, ką daro dalindamas, jeigu susikopia čia kažkiek kortų, jisai deda, aparatas viskas suvalgo, pastovi tas būgnas juda. Ir kur jis įkiša tą kortą, kurias kortas deda čia krupie, čia atspėti neįmanoma. Kortų maišymo aparatai į lošimo namus atkeliauja pilnai parengti naudojimui. Visi nustatymai ir veikimo principai žinomi tik gamintojui. Krupie darbas čia vienintelis – įjungti aparatą. O toliau gyvybiškai svarbus momentas žaidėjams skaičiuotojams. Tarkime, krupie savo rankomis maišo 6 kortų kalades, dalina, o nebereikalingas kortas atideda į kortoms skirtą dėžutę, vadinamą batą. Viską matome kaip ant delno ir galime paskaičiuoti, kokios kortos žaidime nebedalyvauja. O štai aparatas – naujas reikalas, todėl ir klausimų 101. Ir štai vienas jų – kada kortos sugrįžta atgal į maišymo aparatą. Kiekvienas kazino, man atrodo, atskirai čia. Pas mus, tarkime, mes tokia padarėm, kad susirinka koladį ir dedam. Gali būti ir daugiau, gali ir 1,5 ar 2 koladį susirinkti. Nieko baisaus. Ir pabaigai dar kelios detalės iš kortų maišymo aparato dienotvarkės. Kiekvieną rytą salės vadybininkas privalo išvalyti aparatą. Tai yra tų, kuriems labai įdomu, tai netgi nuo aparato ar dar kažkur ateina ir parodyk, kaip čia viduj, kaip čia kas vyksta. Tai mes to neslėpiam, visi žiūri, visi mato. O valomas aparatas nuo dulkių. Kuo kortas paduodantis ratukai švaresni, tuo kortų aparatas ilgiau tarnaus.